O šiandien startavo pirmas etapas, jūrinis. Pirmieji 2 etapai yra jūroje, reiškia navigacinės lenktynės. Tai iššūkiai tokie, kad jūrinės sąlygos ir pakankamai toksai sudėtingas plaukimas, nežinai kokios prognozės, nežinai kam ruoštis, atstumai ilgi, susidėlioti ir taktiką, ir strategiją, kaip visi stebi prognozes, dabar žiūri, kada vėjas pasisuks, kada vėjas nurims, kada, sakykime, kokias burės naudoti vienoje ar kitoje distancijos atkarpoje. Tai yra pakankamai daug sudedamųjų dalių, iš ko susideda pergalė. Be jų niekaip. Be abejo, įgulos darbas irgi turi įtakos. Tai viskas prasideda nuo starto, kaip pavyksta sustartuoti. Čia iššūkis išplaukti iš Klaipėdos uosto kanalo. Irgi toksai vėjas, šiandien yra pietvakariai, tai prie vieno kranto šešėlis, prie kito kranto šiek tiek daugiau vėjo. Vėlgi kursas toks, kad, pavyzdžiui, su spinakeriais nelabai išeini, su genakeriais galbūt aštriau gali eit. Tai čia ir sprendžiasi viskas nuo pirmų žingsnių, paskui jūra jau ten erdvė šiek tiek daugiau, bet jau ten maksimumas spaudžia greitį, kad kurie laivai daugmaž vienodi, tai jau prasideda lenktynės dėl greičio, dėl sekundžių.